Labas vakaras, sveiki sugrįžę į laidą Virilas ir šiandien laidoje mes turime ypatingą viešnią. Tai moteris poezija, moteris daina, pati pačiausiai, pači nuostabiausiai. O kasgi ji? Daina Bilevičiūtė. Labas vakaras, Daina. Labas vakaras, Daina. Labas vakaras, tiek epitetų, tiek pristatymų, nebežinau dabar, ką reiks bekalbėti. Paskutinė ir pati šviežiausia naujiena apie jūs, votis ant jūsų užpakalio. Jėzus Marija, viešai taip. Kas nutiko? Grįžtant iš Londono, galvojau, kad gal pervaikščiau po muziejus, gal pervargau, o po to jau fotosesija, kai buvo, jau žiūrėjau, kad jau pajudėti negalėjau, nes tai buvo viduje, tai buvo ant kaulo, tai visi galite suprasti, kaip tai yra malonu. Na ir praktiškai kokios 9 dienos išjungtas iš gyvenimo. Viešpatėlė. Taip, čia rimtas reikalas, kiaušinio dydžio, čia ne juokas. Ar dažnai pasitaiko tokio atveju, kai jūs pykstat, pavyzdžiui? Taip. Nedažnai, bet būna. Kas jūs labiausiai sunervina? Labiausiai sunervina tokios savybės, kai žmonės leidžia savo man aiškinti, ką aš turiu daryti. Ar keikitės? Taip. Man labai patinka mano kolegės posakis, s Novom godam, pašol. Tai čia vienas keiksmažodis. Jo, labai man jis tai patinka ir aš kaip pasakau, visi taip į mane pasižiūrė, tada, o čia gerai. Čia pats stipriausias, kurį aš moku. Daina, o kaipgi su moterim, ar jos jūs gerbė, ar... Ne, aš turiu labai daug ir draugių moterų, su kuriam labai puikiai sutariu. Ir su viena paskutiniu metu mes kalbėjom, kad, žinai, visai puiku būtų ir gyventi žymiai paprasčiau negu su vyru. O už nuviliotus vyrus nenori jums moteris šaunų išvaduoti? Tai truputėlį tas būna kartais keista, bet aš nekreipiu dėmesio. Jeigu aš kreipčiau kiekvieną moterį, kuri dėl savo vyro verkia. Kad jau prakalbam apie vyrus. Prasideda. Tai ir tęskim tą mūsų pokalbį apie vyrus. Ką jūs žinote apie Mindaugą? O kas yra Mindaugas? Nežinau nieko. Nieko apie jį nežinot, ar ne? Man labai keista tai iš jūsų girdėti, nes eina gandas ir mes turim įrodymų, telefoninių pokalbių, kad jūs bendravot su Mindaugo močiute. Tai šitoje vietoje apsimetinėt, kad jūs nepažįstat Mindaugo papinigą, būtų lengvai keista. Gal pasiklausom? Gerai. Klausau? Labą dieną. Labą. Ar čia kalbu su Daina Bilevičiūtė? Taip, klausau. Labai malonu, čia jums skambina ponia Janina. O kokiu čia klausimu jūs? Jūs žiūrėkit, labai mokat visokius patarimus. Aš ir ten moku, kas jums sakė, kurie vietai parašyta, eikit, nejuokaukit. Ką jūs sakot, vadinat moku? Per televiziją rodė, kai jūs vyrų viliojimo menų visokiausių mokat. Ne, žinokit, aš nieko nemoku, matėt, kokiu čia visokių bėdų turėjau, pasirodo, aš nieko nemoku gyvenime, bet dabar dar man ištekėti reikia ir dar neaišku, kaip čia bus, tačiau gal netekėti, nes labai daug bus nuliūdusių. Dainut, žinokit, galiu jums pripiešti savo anūką. Savo anūką Rebegutį, baisiai gerą žmogų, žinokit. Labai rankas turi darbščias, labai galvą turi didelę, brėžinius skaito. O, tai čia tikrai rimtas vyras. Nu, tai tokie vyrai ir patys susiranda, čia nereikia pirkti. Niekaip, žinokit, nesiseka, porą kartų per draugus į kalėjimą pateko, dabar išėjo, jau žinokit, tvarkus gyvenimą vaiks. Nu, tai ką jūs man čia dabar siūlote, kalėjimą pateko ir jūs man siūlote tokį gerą vaiką? Būtumėt tokia graži pora, jį gal atvestumėt į doros kelią. Ai, nežinokit, aš labai išlepinta, man reikia ne bet kokio, man reikia ir be ragų, ir be nagų. Tai va, ir žinot, čia man netai paprastas su manim. Kiti, žinokit, nesigailėsit, vaiką, žinokit, įdažyt moka, išpakliuot moka. Ar į bažnyčią eina? Į bažnyčią eina, kiekvieną dieną beldžiasi. Rebegutį. Labą dieną. Labą dieną. Tai su kuo čia šneku, būtin su kuo? Daina šnekė su tavimi. Aš tokia būsima liurlienė. Ai, žinokit, ieškau žmonos, kad tik negerinti. Žinokit, aš nieko valgyt nevertu, neskalbiu, nieko nedarau iš viso. Apmokys man mama, viską apmokys, nebijokit. Tik tada glostyt galėsiu. Susitinkam gal kaviniai. Tik aš nevaikstu po kavinę, žinokit. Vakaro kokiu galim, kokios žuvies skyriui kokiam. Žuvies skyriui? Aš žinokit, dabar negaliu atsimesti ir jau, bet tiesą sakant, nelabai galiu kalbėti su jumis. Tai gal mes jau tada baigsim pokalbį, jeigu jūs per tą laiką
dar neištekėsit, nu tai būtinai susipažinsim. Tuoj duodu motinai, griebė telefoną. Gerai, gerai. Čia Dainutė, sakykite, kaip jums patiko? Tai jau labai patiko, man viską, žinokit, jau galim žemytis. Su Klemonėliu tada pašnekėsiu, žinokit, kažkaip gal savaitgalį išeitų, kad tas tuktuvės padaryti. Gerai, būtinai lauksiu. Viso gero. Viso gero. Panašu, kad jūs labai greit pasirašėt. Taip iškart be nieko, be... Taip, taigi pasakiau, kokią esu, valgyti nedarau, neskalbiu, neverdu, nieko gero nedarau. Jis sako, gerai, nu tai kaip dabar čia nesutikt? Daug tokių keistų, nekeistų pasiūlymų sulaukėt, nežinau, tiesiog taip. Daug. Kiek jums jų reikia? Ar užtenka vieno ir norisi Man vis tiek užtektų daugiau? tikrai to vieno vienintelio. O tai dabar jūs turite būtent tą vienintelį, tą kokybišką vyrą. Suprantat, labai sunku pasakyti, aš dabar renkuosi. Mes su Jolanta turime jums 2 kandidatus, kurie rimtai pretenduoja į jūsų širdį ir jūsų... Taip. O čia jie taip rimtai sakė, ar čia jūs taip sakot? Pažiūrėkime. Čia jie rimtai. Nežinau. Nežinau, ar yra toks fenomenas, tiesą pasakius, negi bankrutavo ten su savo sodyba. Kaip aš suprantu, tai turbūt fenomenas nesuveikia ta prasme, kad į sodybą nesuplūdo milijonai. Tiek žmonių, tiek viso kito. Buvo toksai projektas, sunku prisimint, manau, kad Šeškės jisai vadinasi, kuriame buvo Nijolė Želytė, Donalda Meiželytė ir tuo metu Daina. Ir Daina man tuo metu, ji buvo išties labai charizmatiška. Protu Dainos nesuvoksi. Bet ar nebus taip, kad iš tuščių puslapių baimė žurnalistai apie gerbiamąją neteisybės prirašo, prisigalvoja ir dar pavydo padažų pagardina? Jūs, vyrai, jums negalima pasiduoti provokacijoms. Įjunkite analitinį mąstymą ir geriau įvertinkite Dainos gundimo jėgą. Iš analitinio požiūrio į tai, kad jinai graži ir seksualinė moteris, aš niekada jos atvaizdų tokia prasme neanalizavau. Nieko nežinau, su manim nebuvo. Jokių istorijų konkrečių kaip vyriškos ir moters prado pas mus sąsajų nebuvo. Tai kalba, manau, kad praktiškai apie viską, nes mes, manau, kad girdėjom ir apie begalės vyrų, kurių daugumos niekada nematėme nei žurnaluose, nei televizijoje. Mes netgi girdėjome apie tai, kaip jie siūlo pinigus už tai, kad praleisti naktį su ja. Mano nuomonė, jinai kažkokį tai visą laiką pridaro keistų dalykų, bet aš nežinau, ką jinai šiuo metu iš viso daro. Gal nelabai gerai daro, sakė, moko vaikus dar kažką. Aš nežinau iš tikrųjų. Nu, tai, ką aš žinau, kokia matematikos mokytoja mokyklos, kokios pradėtų televizoriuje daryti kokias nesąmonės. Man Dainos profesija yra etatinė projektų dalyvė, etatinė televizijos laidų dalyvė ir etatinė kalbėtoja. Na, tai yra visuomenės veikėja. Jeigu reiktų įvardinti jos profesiją, aš manau, kad tai yra visuomenės veikėja, bet tikrai ne dainininkė. Tai kokia yra jūsų profesija iš tikrųjų? Kokia yra mano profesija, tokia kokia yra, aš tą profesiją užsiimu visą gyvenimą. Tai aš esu dainininkė, aš ir dainuoju ir mokau vokalinės klausos, jeigu jums tai ką nors sako. Padainuokit ką nors. Gražus mums. Daina, jūs tikrai labai nuostabiai dainuojat ir aš esu labai sužavėta. Bet norėčiau pereiti prie kito sekančio etapo, kuris prasidės vasario 8 dieną, tai yra TV3 projektas Šuolis. Tai visgi, kas paskatino jūs jame dalyvauti ir ar sunku buvo, sudėtinga apsispręsti? Iš tikrųjų, čia yra toksai, aš manau, kad mano gyvenime aš turbūt galvojau vienas iš tų ekstremalių tikrai paskutinių projektų. Pamėginti mirti gražiai su salto mortale. O ar visgi pabandysit nušokti nuo to aukščiausio lieptelio? Nebent su vyru. Girdėjau jūsų partneris. Tai gal su juo kartu bandysit nušokti?
Nu, jeigu jisai mane įsitemps atitinkamą pozą, aš turėsiu ten būti jame, tai tada taip. Čia jūs prasitarėte apie pozą. Ir jūs minėjot pozą 69. Yra 69 danguje. Yra 69 danguje, čia 69 vandenyje bus. Mes sukime dabar prie vėlgi to reikalo, kurio pavadimas yra šuolis. Ir jau mūsų minėti ir jūsų matyti kandidatai Arnoldas ir Saugirdas, ar ne? Ir pabandykime išgirsti, ką šie du vyrai jau mūsų matyti mano apie jūsų dalyvavimą tame projekte. Ištaškyti kiek galima daugiau vandens. Aš manau, kad jos užduotis yra tokia. Visą laiką, visi šou turi tam tikrą, nežinau, nuo talentų iki bet kokio kito šou, kuriame yra konkurencija arba konkurso principas, visą laiką egzistuoja keli dalykai. Ko niekam nereikia, tai vidutinybės. Daina yra ryški ir tai yra tikrai jos privalumas. Tuo tarpu aš manau, kad televizijos šou rengėjai norėjo didžiulio kontrasto tarp dalyvių, nes mes, tarkim, turime įspūdingų formų Vitą Jakutienę, ar ne, ir šalia jos mes turime taip pat įspūdingų formų Dainą Bilevičiūtę. Na, kas nenorės matyti šito vaizdo? Na, žinoma, kad visi žiūrės. Vyrai, tai kam pradžioje taip laužytis? Juk pavydų tiesos nesustabdysi. Daina gigantiškame projekte Šuolis dalyvaus. Dėl magnetinių savybių, dėl vidinio ir išorinio supermagnetizmo ir žiūrovų prisiurbimo prie blizgių TV ekranų. Vertybė. Tiesiog nacionalinė vertybė. Turime Vitaliją Katunskytę, kuri yra beproto ryški ir charizmatiška ir estrado yra daugybę metų, ar ne? Mes turime, tarkim, iš tos pačios lentynos kaip ir Daina tą pačią Raisą Šarkienę, ar ne? Kuri taip pat puikiausiai yra ryški, drąsi, kalbanti ir turi nuomonę apie absoliučiai viską, net jeigu tai būtų povandeninių laivų elektros instaliacija, ar ne? Jinai taip pat ją jums ko gero net nubraižytų. Tai Daina yra iš tos pačios serijos. Pripažinkim taip, kad mums patinka apkalbėti kitus žmonės, o ypač jeigu mes matydami juos galim pasijausti kažkuo tai geresniais, protingesniais, gražesniais, na tai žinoma, kad mums tokių personažų reikia. Gerai, kad jūs esate, gerai, kad yra, gerai, kad visą laiką atsiranda kažkoks žmogus, kuris turi drąsos būti kitokiu ir tik tai tokie žmonės, kurie sugeba išsiskirti, tik tokie žmonės, kurie sugeba išsišokti ir kažkada tai kažko gali iš tikrųjų pasiekti. Matėme jų abiejų pasirodymus, jų komentarus, tai kuris jums labiau? Tai aišku, kad Lukošius. Būtų su, ta prasme, jeigu kažkur negyvenamai saloj, tai nors išmokčiau šokį, tarkim, pasikalbėčiau. Ką daugiau ten to, kaip jis ir pats gerai sako, vyriško, moteriško prado, bet čia visai mes esam kitam lygmenyje, aš vienoj dimensijos kitoj ir tame yra visas žavumas. Jolanta, paprašom Dainos kokio pratimo vokalio, čia ir dabar. Galim. Balso seksualumui. Norite tokio pratimo? Jolanta. Aš labai noriu. Užverčiam galvas ir kaip skalaujam burną. Ir skalaudami atvečiam, aš tiesiog pasakoju, nurodau ir darau, gerai, gal jūs kartokit. Super, Jolanta, gerai, pas jūs seksas dar neina iš burnos. Ramiai. Ką darysim? Ramiai. Ir paskutinis pratimas, pasijuokiam, aš parodysiu, kaip tai reikia daryti. Čia pratimas moterims, ne? Daina. Daina. Aš jau jaučiu, kaip mano seksualumas veržiasi iš balso. Ačiū dar kartelį, Daina, nuostabu, puiku ir priminam visiems, kad nuo vasario 8 dienos TV3 televizijoje jūs galėsite matyti puikų projektą Šuolis, kuriame dalyvaus tiek Daina, tiek mano kolegė Jolanta.